Ką, labą dieną. Turiu mašinėlę Audi puškį. 15 metai, 2 litrai, dizeliukas. Pas mus atsirado su tokiu reikalu, kad nupirko su variklė defektu. Nieko čia mes nematėm. Kiek sakė, kažkokių detalių ir bagažiniai. Kažkas nuimta, kažkas apardyta. Reikia suprasti dabar, kas čia ko ieškojo, kas čia padaryta ir kas čia nuardyta. Tai pradžiai nėra kuro purkštuko. Čia nusukiota. Čia viskas tepale. Paskirstymo diržas. Jausmas, kad norėtų mesti šoną. Ką? Panašu į vanusą, kaip ir pagal spalvą, kaip ir naujas. Gerai, einam žiūrėti, ko ten pridėta. Taip, atsidarykim. Kur aš čia šaudu? Ne, nešaudu. O, aš nešiu. Stalo taip. Nu gerai. Nešame žiūrėti, ką čia turim. Taip. Kaip suprantam, karterio detalės. Čia įdomiau. Va taip va. Jo. Taip, turim purkštukus. Nepanašu, kad prapūsti. Turim pagrindinius kaklus. Visas. Nu jo. Čia tas, ten daug neužvilgtų. Švaistikliai. Jo. Tepalas ir blės. Dzimbrų nesimato. Sukti sukas. Gerai. Nu ką. Nepilma jaunystė, bet tragedijos tikrai nėra. Tai nesvarbu. Tas bombardas. Tas jau net raudons turbūt nuo pykčio. Ten nieko nerado.
Čia techninė. Nu taip. Gerai, nu ką, bandom keltis. Keltis, atsidink karterį. Bandysim kažką fantazuot. Nuo kurio galo čia pradėt su ją. Gerai, bandom pasikelt. Nu ką, pasikėliam. Nu, karteris ant 4 varžtų. Ką čia mes matom? Taip, viskas apibėgę. Viskas apibėgė, karteriukas prikabintas ant kelių varžtelių. Nu ką, bandom kalėdinę dovaną išsipakuoti, to ją nusimsim. Blokas kalėsis tas nėra. Ką, nusimkim karterį. Nusimkim karterį. Ką čia turim? Ką čia mes turim? Nieko, likusius indėkliukus. Metalo dzindrų nesimato. Metalo dzindrų nesimato. Taip, kas čia? Taip, čia viskas taip. Taip, velenas panašu, kad nepažeistas, visi kakliukai gražus. Tik tiek, kad viskas nuimta, pagrindiniai ir švaistikliniai. Pakabintas ant ribokšlių. Nu ką. Jo, kad toliau to įdomiau. Dirželis vietai nenutrūkęs. Pabandykim pajudinti veleną. Gal čia kokia dėžė strigus netyčia. Nu ne, juda. Juda. Judėt juda. Taip, gerai. Gerai. Kažkas kažko ieškojo. Arba kažką pamatė, ko mes dar nematom. Arba nieko nerado ir sako, tegu kažkas kits ieška. Gerai, galvosim, ką čia daryti. Rinkt atgal, užsikurt ir tada žiūrėt, kas išlys, ar iš karto viską ardyti. Klausimas. Ką, paprasidėsim paprasčiausiai. Sudėjom, apsivalėm purkštukus, vežam, sudėsim ant stendo. Gal kokį kalantį parodys? Ne, galvosim toliau. Parsivežėm purkštukus. Purkštukai patikrinti ir ką? Nieko gero. Nieko gero tame, kad nieko blogo su purkštukais nėra.
problema kažkur giliau. Ką, bandom aiškintis. Žiūrėsim atidžiau. Ką, ieškam toliau. Užmetus akį, kas ten gyvena į cilindrus, tai užkliuvo akis už vieną cilindrą, kad jisai šlapias. Tai mes pabandėm, išsisukam žakę, purkštuką pabandėm įsibraut su kamerikė į vidų. Matyt, kas ten gyvena ir ką mes. O ten gyvena, va taip. Jeigu kas nors gerą matas, tai įsmigęs į stūmoklį vožtus. Įlindęs, pramušęs stūmoklį skylę ir suplakta viskas. Nu gerai, pabandykim da įsibraut čia mes. Pro purkštuką ką pamatysim. Taip. Gerai, lindam į vidų. Ką matom mes čia? Nu jo. Guli vožtuvas. Nu ką, vadinas, greičiausiai jie tą patį atrado ir mašinaitė atsirado pas mus. Nu ką, veiksmų seka aiški, motoras laukan. Kelsim galvą, žiūrėsim, ant kiek ten viskas sudorota, galva remontuosis ar ne. Ir kokia situacija su gilze. Ką, sportuojam? Tai, biškį pasportavom, susirašėm įėmimui laukan. Įsiginėjom pravodkės, atsijungiam nuo kompo, kad įsitrauktų visą pravodkę, kad ten nežaist po to. Žarnas, vandenį išleisti viską, sukam paduškas, sukam nuo paduškų ir leisim žemyn. Apačioj traversai nuimti, freoną bandom įsisaugoti. Ką, po biškį kelių mašiną į viršų, variklio pačioj pasiramstėm ir visas važiuoja laukan. Ką, išsėmėm iš kėbulo, dabar jau galėsim operuoti. Atsijungiam dėžę, užsidedam ant ožiuką ir taip toliau.
pasportavom ir nusiėmėm galvą. Ir ką mes čia matom, o iš viršaus beveik viskas gražu. Ir ar pasitvirtino mūsų prognozė? Ką čia mes turim? Turim va taip, va, tokį gražį. Turim tokį gražį. Vienas kepurė nutrūkus, o visus kitus su male kaip turi būti. O kur mūsų kepurė? Dar viena. Tai varikliukas. O kepurė va čia gyvena. Tai mūsų diagnozė pasitvirtina be jokių netikėtumų. Jūs grožis. Gerai, čia viskas aišku. Stūmoklį tai mes pakeisim, viskas tvarkoj. Klausimas, ar čia viskas gyva? Ar negyva? Bet iš pirmo žvilgsnio nieko blogo nematom. Jokių didelių įmušimų, mažutis vienoje vietoje taškelis. O čia tai bus pasisekę žmogeliui. Bet kokiu būdu išgyvena ir forsunkė, tai ir purkštukas, ir pakaitinimo žvakė išmanioji, tam stovi cilindrė. Nu tai čia atsitiktinumas. Taip, nu ką. Ką toliau? Toliau. Atsijungiam dėžę. Ir taršomės variklį pilnai. Nes alkūninis tai atsuktas, ten viskas kabo ant galinių salnikų, tai nenori, reikia pasikeis salnikus, nes 100% viskas pasileis. Bet priežastį tai mes matom, bet kur problema, kodėl čia viskas taip įvyko, to niekas nežino. Vienintelis, ką matom, kad šviežiai sudėta pagal datą matos paskirstymo diržo komplektas naujas. Tai ar dedant kažkas netaip paėjo, ar buvo diržas nutrūkęs diržas, o pabandė užsidėti diržą atgal naują, kažkiek pavažiavo greičiausiai ir nulėkė vieną vožtuvo kepurę. Nes atsižymėję tai visi cilindrai. Atsižymėję visi cilindrai. Visuose atsižymėję visi vožtuvai, tiek įsirbimo, tiek išmetimo. Įsirbimo biškį mažiau, bet... Tai ką, žiūrėsim, ką čia daryti. Su to galbūt remontuoti, ar gal naują rasim. Ar dėvėtą kitą, matysim. Galvosim. Taip, vėlianėliai nesutarkuoti. Viskas čia su jais, nieko blogo nematom. Nu, pasižiūrėsim, linkę, nelinkę. Atidžiau persižiūrėsim viską. Nu ir matysim, ką čia iš jo eina išspausti.
Ką, mūsų blokas ant ožiuko. Išsiplovėm, išsivalėm. Išsivalėm. Apsižiūrėjom, nieko bloga. Nieko bloga. Niekur čia mes nematom. Velinas kaip ir gražiai atrodo. Nepavilktas nieko. Taip. Bet kad dar pasitikrinti išmeros tinka, netinka, tai užsidėjom plastikdėčio juosteles. Ir ką čia mes turim? 0,6, 0,5, 0,5, 0,5. Ką tai rodo? Riba duoda iki 800. Mes turim 0,5, vienas link 0,6. Nu tai įsipaišo į normas, tai pagrindinius paliekam senus, renkam atgal, tepam, dedam, o švaistiklieniai vizualiai padylė, tai dėsim naujus indekliukus ir žiūrėsim, kaip atrodys toliau. Susidėjom naujus ašinius indekliukus, nes turėjom per didelį laisvumą, o dabar viskas gražu. Vaikštom vieną diskę. Tai labai gerai, nes riba yra 0,37 lygtais. O minimumas 0,07, 0,01. Tai yra 0,07, 0,117. Taip, veliną susivaržėm. Viskas lengvai sukas. Čia tvarka. Svarbiausia, norint išsimti veliną, reikia susižymėti, kaip stovi balansyrai, nes literatūros, kaip jie tikrai turi stovėti. Tai nėra parašyta, kad nustatomi iš gamyklos. Tai va, toliau einam prie švaistiklių stumoklių. Ką, įsidėjom pasižiūrėti žiedus. Tampeliai gražus, išdirbis normalus. Nu, įsileidom vieną švaistiklį. Ką mes čia turim? Taip, tas artimiausias 500. Riba duoda iki 800, tai viskas tvarkoja. Renkam visus kitus. Nu, susirinkom meliną. Susileidom moklius. Viskas sukas. Taip, bet geriausias bairis tame, kad teko pasikeisti mums visus 4 švaistiklius. Nes norint juos prisukti prie veleno, tai jie neprisisuka. O režimė tame, kad kakliukas nuo čia iki čia suspausti, sugniuždyti. Tai mes įsivaizduojam, kad kai buvo jie atsukti ir ten gyveno savo gyvenimą, kažkas greičiausiai pastumė ant bėgio ar starterių suktelėjo ir velinas greičiausiai atsirėmęs į bloką, jos kažkaip užlenkė 3 švaistiklius. Vienas pogyvis 3.
trys linkę. O taip o. Nu va, susirinkam apačią. Vienas salnikėlis naujas. Kitas salnikėlis naujas. Tepalo siurblio dirželis, tepalo siurblį išsiplojam, tas pats važiuoja. Nieko blogo neužmatom. Taip, čia viskas išplauta, išvalyta. Ką? Jau tepam germetikus. Ir guldysim karteriuką į vietą. Karteris vietai. Karteriukas vietai. Germetikai gražiai išvažiavo. Viskas, o pačia panašu apsirinkam. Toliau susimatuojam. Tarpinę, yra pasirinksim tarpinę, susimatuojam. Aukščiausias. Taip, 103. Taip, 101. Taip, aukščiausias 103, tai pagal storį bus antra tarpinė. Taip, susirašiam galvą. Padaryta kaip niekur nieko. Visi naujai vožtuvai. Sutvarkė, sakė, viskas bus čiki. Ką? Dedam tarpinėlę, nauji varžtai. Ir renkam toliau. Taip, užsidėjom galvą, susivaržėm. Sudėjom pakeliukus, kompensatorius. Dėsim viršutinę dalį su galenėliais. Įsiruošiam čia, išsivalėm. Užsitepėm germetiką. Viskas, dedame į vietą, sukam toliau. Viršus vietoj. Taip, įsidėsim. Bokšlė čia. Ir sportuosim toliau. Taip, apsirinkam dar biškutį. Dėjom dangtelius. Žvakės susidėjom, dirželius susirinkam. Škivukus, kronšteinus. Toliau. Toliau eisim prie turbavo. Ir tų visų napriekulių. Taip, tų visų napriekulių. Taip, reikalų turėsim su tuo reikalu. Reiks išsimaudyti kažkaip. Nes nelabai čia gražu. Dzindrikį tų metalinių yra likusi nuo stamoklių, nuo vožtuvų. Žiūrėsim. Ką, apsirinkam šitą galą. Užsidėjom turbiną. Duslintuvą, pafą. Toliau ką, eisim link kolektoriaus. Kolektorių apsigražinom. Ką,
bandysim sudraugauti su galva. Nu, apsirinkam. Susidėjom kolikus, kriekulius visus. Taip, yra čia tų šlangučių normaliai. Viens per kitą viskas pinas. Taip, ką toliau. Ką jamam nožę. Sukam smagračius, sankabas, sujungiam su dėžę ir bandysim dėti vietą. Taip, smagračius vietai. Dėžė naują galiuką. Draugaujam grūvą. Nu, su dėžė sudraugavom. Apiplovėm. Kažkiek apiplovėm. Nu ką. Toliau bandysim jį ten dėti. Nu ką. Jau supas vietai, kabam pagalvių. Toliau eisim. Viską susijunginėt. Nu ką, viską susisukam. Išsipilam antifrizus. Kad nebūtų oro burbulų niekur. Ir žiūrėsim, bandysim kurtis. Ką, bandysim kurti. Suvalgiant frizą. Ne, tai jie du yra, tai... Nu, pamoji fiškės? Nu, gerai, zbogam. Kaip reikia užsipumpuokim. Net biškį įsigandau, kai įsikūrė. Nu jo, čia man patika. Nu ką, įsivedėm. Dar dirblius ir viskas. Gerai, gesinam, susižiūrim. Gerai, dar negesinam, ir pasikuriam. Gerai, ką čia rodo? Taip, nieks nedeg. Gerai, pasigesinkim, pasižiūrėsim. Tepalo, kiek čia pasiėmė, reikia dapilt, nereikia. Nu, viską susirinkam. Pasikeitėm dakūrą filtrą, pasileidom, kad išsiorintų sistemą. Antifrizas, kai išsiorintų, kūro sistema, kai išsiorintų ir čia oro garsai eina, bet jau baigėsi. Ką, eisim bandyt kurtis? Ką, bandysim? Bandysim, ką tas grožis rodys kitą rytą. Taip, persijunkim degimus. Ką, bandom?
sankaba. Užsikūrė. Labai gerai. Ką, pasikaitinsim. Važiuosim lauką. Užsikaitinam, važiuojam į lauką, pravažiuojam. Žiūrėkim, ar čia mums viskas pavyko. Ką, pravažiavo, sakė viskas tvarkoj, važiuoja, traukia. Įsivarėm garažą, dar sykį apsižiūrim, niekas likti niekur nepasileido. Ką, paleisim važinėtis, su Vaičikė pasivažinės, atvažiuos pasirodyti. Dedam apsaugas. Dedam apsaugėlę ir bus viskas.